Niek nematau. Pavadinkit man. Opa. Nu što? Įsijung. Jung mikrofoną. Mes tokia amžiaus babkių pilių turėjom. Jo, prisimenu tos laikus, kai buvom telefoninės aferistės. Susitikdavom kasdien su drauge, čia su tavim aišku. Ir kasdien darydavom tą patį. Skambinėdavom visiems nusvakusiems seniam, bobutėms, senuoliams, kam tik papuolam. Aišku, kadangi jie visi atbukę, pasenę, bet neždavo pinigus kibirais, bočkom, maišais. Nu, mes tik pabėgdavom. Bet aišku, po kelių metų priėjo prie manęs mienkas, sako, Agidai, tu pana, padirbinėjai pinigus? Sakau, ne. Sako, vagiai papuošalus? Sakau, ne. Sako, tai telefono pinigus? Vagiai. Sakau, gal. Sako, tai sėsi dabar. Taip ir pasodino mane. Švis klėdi kažką čia. Kaip man buvo 12 klasėje, ateinu į mašinų turgą, ateinu ir sakau, nu, tipo, duokit man mašiną. Sakau, gerai, ramiai, tipo, o kadangi aš esu labai šustras ir, nu, pinigus taip dirbtus visą laiką duodu ir, nu, pardė man tą mašiną, nieko, nu, jinai po kelių savaičių sudužo, nu, čia, nu, ir įgaliotinis ateina pas mane vieną kartą, sako, einam, tipo, pasisadinsim, pakalbėsim, nu, aišku, aš vėl su tais pinigais duodu pinigų kyšys ir viskas. Ramiai. Nu, bet ne už tai sėdau. Už ką? Nu, aš nudobiau policininką. Rimtai? Ne. Visi. Pasok, o. Aš tai buvau mafijos bosas. Stumdžiau su draugeliais patirtus papuošalus. Nuvarėme miškelį susitikti su pirkėjais ir parduotų papuošalų. Susitikom, pasisveikinom normaliai, atsikitam lagaminėliais, apžiūrėjom vienas kito, ką čia gerą turim. Nu viskas jam sutiko, turėjau normaliai tų pinigų davę, atsisveikinom ir išėjo. Po kelių dienų žiūrime, tai durys veržiai, sako, bišas prisidirba, jau viskas tau. Taip supakavo mane, rado tos visus pinigus ir pasodino. Nu va, ne kaip tu baigęs. Aš turiu gerą naujieną, mus paleidžia rytoj. Taigi eisim toliau savo aferų regzti. Gerai. Mane tai šiandien elektros kėdę sodina. Rimtai? Ne. Ko čia giries? Laisvas laikas baigėsi, išvedam kalinius. Balsą nepasakyti, didelis klasas. Dar nepabaigiau sakė. O, mentas. Šiandien kaliniais 374-2 bus nuspręsta mirties bausmė vykdyta už sunkius aferistinius nusikaltimus bei pareigūno nužudymą. Įveskite kalinį. Draugai ir artimieji, galite atsisveikinti. Oi, galima klausimą, kiek voltų leisti?